renginys Alytaus regione yra pirmas. Tačiau mes tokių renginių jau 5 metus rengiame visoje Lietuvoje. Dažniausiai tai kiekvienais metais rengiu savo gimtajame mieste Biržuose. Ir taip pat esam bandę ir Vilniuje, ir Kaune, bet, kaip sakau, stengiamės atnešti ir parodyti švietėjiško pobūdžio renginių į mažus miestus. Užsienį, jeigu pasižiūrėtumėte, tai visi namuose dirba su darbiniais drabužiais, su darbiniais batais, pirštinės dėvi. Lietuvoje tik visai nesenai pradėjo pirkti darbinės pirštinės, ar moteris gėlėtas, ar spalvotas. Ir užsienyje visi dėvi tikrus darbinius drabužius. Lietuvoje dėvi darbo drabužius tie, kurie jau seni, nudrįsti, kur tikrai jau purvini gaila, kur vaikščioti kasdieną. Ir mes norime pakeisti tą požiūrį žmonių, nes tikrai yra puikių galimybių ir yra tikrai ir pigesnių, ir brangesnių dalykų. Čia labiau susijęs su mūsų žmonių mentalitetu, su tam tikrų požiūrių. Darbdavys jau šiais laikais turi galimybės darbuotojams suteikti tokias pats saugos priemonės kaip ir vakariečiam. Tai yra to paties lygio, tos pačios kokybės. Bet klausimas, kaip darbuotojai jas dėvi, kaip noriai dėvi, kaip jie supranta, kad ta saugos priemonė tai nėra kažkokia tai prievolė, bet yra nauda jam pačiam. Ir čia yra pagrindiniai dalykai. Tai kuo daugiau bus tokių seminarų, kurie aiškina darbuotojams apie naudą tokių priemonių dėvėjimo, apie skatinimą, sudominimą ir motyvaciją, tai tuo situacija keisis ir gal mums nereikės 10 metų dar pasivyti, užteks ir 5 metų. Mes skatiname dėvėti darbo saugos priemonės tiek darbe, tiek namie ir norime parodyti, kad jos yra ir gražios, ne vien tik prasti batai, ne vien tik tai kažkokie negražūs tie batai, bet tikrai mes turime įvairiausių, gražių, spalvingų, kurie yra ir saugus, ir patogus, ir netgi su naujausiam technologijom išsivalančių padu nuo purvo. Smagu, kad yra tokios įmonės, kurios tas naujoves vysto ir atvažiuoja čia ir surenka tikrai nemažai žmonių ir tokioj auditorijai turi kažką naujo parodyti, tai tos naujovės mane daugiausia patraukė. Mūsų įmonė, kadangi daugiau yra aktualu apsaugos priemonės, kaip ir pats bandžiau realiai pabandyti įsidėti vadinamą ausų kamštuką, tai jau žinosiu, kaip teisingai jį įsidėti ir tą bandysiu perteikti savo žmonėms ir yra pagrindė apsauginiai batai. Tai daugiau yra bandysim atsižvelgti į kojų, tai yra piršto apsauga ir lygiai taip pat į akių ir ausų klausos apsaugos priemonės. Aš noriu, kad iš šito renginio žmonės išsineštų tokią žinią, kad darbo saugos priemonės gali būti ir gražios, ir patogios, ir tikrai puikiai gali apsaugoti, ir jas privalome pasirinkti tinkamai.